kokia graži forma, o batai kokie ilgi, ir kepurė, ir net šautuvą jisai turi. O žiūrėkim, kaip jie žygiuoja. 1, 2, 1, 2, atsisukt. 1, 2, 1, 2, atsisukt. Atsistok. Ir atsisuk. Kareivėlė, mus kažkas aplankė. Savo nuostabiai gražią galvą iš dėžutės kyštelėjo lėlė Rita. Ji labai mėgo šukuoti savo plaukus. Štai ji pasiėmė šukas, ausinės šukas ir šukavosi savo plaukučius. Tai buvo klauno Klodo balsas. O štai ir jis iššoko iš dėžutės, priplaukė prie gražuolės Vitos. Aš toks laimingas, kad galiu pamatyti tave. Labas, kareivėlė. Noriu šokti, mano kojos pačios kilnojasi. Nu, pabandom susukti iš piršto. Mamytės, ar malonu padaryti tokį? Dar gali pašokti. Mamytės malonu. Matėtukai mamytės tokį šoką. Stojame visi šoką. Stojame visi šoką. Dabar noriu atsikvėpti. Čia taip svaugu. Gal matėte vėduoklę? Visi ėmė dairytis vėduoklės, o vėduoklė tupėjo tolimiausiame dėžutės kampe, nes buvo jau sena ir labai nutriušusi. Tarė lėlė Vita. O gal arkliukas norėtų pamankštinti savo kojeles? Ar norite pasivažinėti? Arkliuko šaukti visai nereikėjo, jis jau buvo pasiruošęs lėkti. Lekiam su arkliuku. Pro dėžutės plyšį
ši nedrąsiai kiša savo spindulėlį saulutė. Taip nedrąsiai, bet užtikrintai visą palėpę užlieja šviesa. Padarom saulės spinduliuką. Mačiau daugybę kartų. Visi ėmė dairytis, nors šio balso niekas nebuvo girdėjęs. Juos gniaužė smalsumas, kareivėlis net išsitraukė savo šautuvą. Tai voras. Ant lango viršaus pasidabinęs sidabrinį siūlą kabėjo didelis ir gražus voras. Jis turėjo net 8 kojas. Padarykit vorą. Mama, padaryk. Galvytė. Nutariau su jumis susipažinti, o dar rytais pas jūs taip gardžiai kvepia arbata. Arbata! Ėmė šnypšti virdulys. Taip, gerdami arbatą dėžutės gyventojai vis labiau pažino jos supantį pasaulį, draugystės ir šeimos džiaugsmą. Gerinkis arbatą. Gerinkis arbatą. Kareivėliui duodam. Klounui. Klounui duodam. Vėduokliai senai. Vėduokliai. Galvutei už lango.